Kapitonas Kobinas per radiją transliuoja skubų pagalbos pranešimą. Scandies Rose buvo 40 metrų ilgio plieninis žvejybos laivas, registruotas Dodge Harbore, Aliaskoje, pastatytas 1978 metais Bender Shipbuilding Company iš Mobilio, Alabamos. Laivas turėjo licenciją žvejoti Beringo jūroje karališkus krabus, opilius arba Aliaskos sniego krabus ir ramiojo vandenyno menkes, naudojant standžius plieninius tinklinius narvus, vadinamus krabų gaudyklėmis. Vasaros mėnesiais jis veikdavo kaip pagalbinis laivas lašišų žvejybai Beringo jūroje ir Aliaskos įlankoje. Jį valdė Scandies Rose Fishing Company, įsikūrusi Bremerton, Vašingtono valstijoje, ir laivas buvo nupirktas iš ankstesnio savininko 2008 metais. Įmonės nuosavybė buvo padalinta 3 žmonėms, o Denas Matsonas buvo laivo vadybininkas ir turėjo daugumą akcijų. Scandies Rose vertė buvo 15 milijonų. Džeme buvo 12 gelbėjimosi kostiumų, 1 EPIRB arba avarinės padėties radijo švyturys ir 2 gelbėjimosi plaustai. Šis EPIRB yra sukurtas taip, kad laivui nuskendus jis pats išplauktų į paviršių. Automatiškai įsijungiantis ir signalą galintis perduoti palydovams bet kurioje pasaulio vietoje. EPIRB siunčia pavojaus signalą su unikaliu identifikacijos kodu, kuris suteikia informaciją apie laivą, jo buvimo vietą, pavadinimą, gelbėjimosi įrangos tipą ir avarinius kontaktinius asmenis krante. 2019 m. birželio 20 d. Scandies Rose gavo savo būklės ir vertinimo apžiūros ataskaitą, kurioje nurodoma, kad laivas buvo gerai prižiūrėtas ir jam atlikta išsami apžiūra. Nuo 2019 m. balandžio iki birželio būklės ir vertinimo apžiūra neapėmė naujos laivo stabilumo ataskaitos. Stabilumo ataskaita naudojama parengti instrukcijas, kaip išlaikyti laivo stabilumą. Kiek svorio galima paskirstyti, nepažeidžiant laivo stabilumą. Scandies Rose ir toliau naudoja ankstesnę stabilumo ataskaitą. Nežinau, kada ta ataskaita paskutinį kartą buvo atnaujinta. 2019 m. gruodžio 29 d. kapitonas Geris Kobinas jaunesnysis ir jo 6 įgulos nariai ruošia Scandžio Rūzę išvykimui iš Cannery Row, Kodiake. Beringo jūros menkių žvejybos gaudyklėmis sezonas prasideda 2020 m. sausio 1 dieną. Žiemą Beringo jūroje temperatūra siekia labai šaltus 32 laipsnius pagal Fahrenheitą, apie 0 laipsnių Celsijaus. Scandžio Rožė turi 7 žmonių įgulą, kapitoną ir 6 denio darbininkus. Kapitonas Geris Kobinas jaunesnysis valdo 30% laivo ir, kaip kapitonas, priima sprendimus, kada ir kur žvejoti. Jis turi 45 metų žvejybos patirtį, iš kurių 40 metų dirbo žvejybos laivų kapitonu Aliaskos įlankoje ir Beringo jūroje. 2009 metais jis tapo nuolatiniu Scandžio Rožės kapitonu ir yra laikomas labai geru žveju bei patyrusiu kapitonu tarp savo kolegų. Denio darbininkų patirtis vyruoja nuo vos 1 metų darbo panašiuose laivuose iki net 20 metų. Denio darbininkas paruošia ir valdo žvejybos įrangą, taiso ir remontuoja gaudykles, o prireikus padeda kapitonui naviguoti ir valdyti laivą. Vienas Denio darbininkas, Davidas Kobinas, yra kapitono sūnus. Artūras Ganasijus yra laivo mechanikas, Rokas Reinis – denio viršininkas. Setas Sorinas Ganerusau yra laivo virėjas. Džonas Lawleris turi 11 metų žvejybos patirtį ir prie laivo pirmą kartą prisijungė 3 dienoms likus iki išvykimo. O Deinas Griblas, turintis 20 metų patirtį prie laivo, prisijungė paskutinę minutę. Kai kitas denio darbininkas išeina. Manau, jis jau yra dirbęs Scandžio Rožėje anksčiau, bet iš pradžių nebuvo numatytas. Šioje kelionėje įgula dirba iki vėlumos, kraudama ir tvirtindama 198 krabų gaudyklės. Gaudyklės skiriasi svoriu, tačiau pagal įgulos turimas stabilumo instrukcijas kiekviena gaudyklė sveria 379 kg. Gaudyklės sukrautos 9 eilėse iš priekio į galą ir 4 eilėse iš šono į šoną. Jos siekia 6 metrų aukštį virš denio ir užima visą pagrindinio denio plotą laive. Kiekviena eilė sukrauta 5 pakopomis, išskyrus priekinę tiltelio dešinę pusę arba dešinį bortą. Valdymo postas, kur gaudyklė sukrauti tik 4 pakopomis, kad kapitonas galėtų matyti pro juos, ir jie pritvirtinti prie laivo grandinėmis. Valdymo postas yra tarsi stebėjimo vieta, iš kurios kapitonas gali vairuoti laivą ir matyti, kur plaukia.
Kitą dieną, gruodžio 30-ąją. Jie persikelia prie kūro papildymo prieplaukos, kur užpila 2100 galonų. Dizelinio kūro pripildo vandens bakus, nuperka 6811 kg masalo ir sukrauna jį į priekinį sandėlį. Kapitonas Kobinas su įgula atlieka saugos pratybas. Jie aptarė variklio patalpos gaisro gesinimo sistemą, gelbėjimosi plaustų vietą. Kaip naudotis laivo EPIRB ir kaip išsiųsti Mayday signalą, naudojantis laivo radijo stotimis. Davidas Kobinas, kapitono sūnus, imituoja Mayday skambutį. O Dinas Griblas demonstruoja, kaip apsivilkti hidrokostiumą, ką jis padaro per 42 sekundės. Gelbėjimosi arba išgyvenimo kostiumai yra vandeniui atsparūs kostiumai, skirti apsaugoti nuo hipotermijos šaltame vandenyje. Be jų žmogaus išgyvenimo laikas Beringo jūroje yra nuo 30 iki 90 minučių. Tačiau su išgyvenimo kostiumu tas laikas gali siekti net 5,5 valandos. Jeigu kostiumas nepraleidžia vandens, jie laikomi spintelėje laivo tiltelėje. Įgulai parodomas į pirbą, tačiau jie netikrina, ar jis veikia. Saugos pratybos yra įrašomos, pasirašomos visų įgulos narių ir siunčiamos laivo vadybininkui. Kapitonas aptarė orų prognozę jų maršrutui, kad visi žinotų, kokios blogos bus oro sąlygos. Jis sako, kad jie pateks į apledėjimo sąlygas, kai jūros purslai gali užšalti ant laivo ir krabų gaudyklių prieš išvykstant. Jis tikrina orus tiek nacionalinės oro tarnybos jūrų prognozėje, tiek Vindicom orų prognozių svetainėje ir programėlėje mobiliuosiuose įrenginiuose. Dauguma tame rajone žvejojančių laivų kapitonų naudoja Vindicom programėlę, nes jiems labiau patinka grafika ir detalesnė informacija. 5 valandomis prieš jų išvykimą nacionalinė oro tarnyba paskelbė jūrinę prognozę su audros stiprumo vėjais ir stipraus apledėjimo įspėjimais laivo maršrutui. Gruodžio 30 dieną, 20 valandų 35 minutės, Scandies Rose išvyksta iš Kodijako vidutiniu 10 mazgų greičiu. Planuotas maršrutas eina per Kuprūnovo sąsiaurį, tada į pietvakarius per Šilikovo sąsiaurį link Falls Pass ir į Beringo jūrą. Išplaukęs iš uosto, kapitonas sudaro budėjimo grafiką įgulai, kad jie stebėtų navigaciją, budėtų ir vairuotų laivą. Kapitonas Kobinas valdys laivą 6 valandas, o kiekvienas įgulos narys budės po 1 valandą. Rotacija kartojasi kas 12 valandų nuo 02:00 iki 8:00 gruodžio 31. Dieną įgula paeiliui atlieka valandos trukmės budėjimą tiltelio poste. Kiekvienos budėjimo pamainos pabaigoje įgulos narys atlieka variklių skyriaus patikrą, kad įsitikintų, jog laivo varikliai ir pagalbinė įranga veikia tinkamai. Pirmosiomis kelionės valandomis bangos ateina iš kairiojo borto, o vėjas pučia iš dešiniojo borto. Tiltelyje tik 2 langai turi šildytuvus, kad neužšaltų. Budintis įgulos narys pastebi, kad laivas kelis kartus gavo bangų per priekį, o ant dešiniojo borto kaupėsi ledas ir jis kaupėsi ant priekinių gaudyklių. Jis apskaičiuoja, kad ledas ant priekinių dešiniojo borto gaudyklių tinklo ir išorinių turėklų yra apie 1 colio storio. Tačiau ledas nėra pakankamai storas, kad reikėtų jį šalinti. Norėdami pašalinti ledą, jie turi sulėtinti greitį, pasukti laivą prieš vėją ir daužyti ledą kūjais. Scandies Rose toliau plaukia pastoviu pietvakarių kursu. Variklis dirba pastoviu apsisukimų dažniu, tačiau jos greitis sumažėja nuo 10 iki 6,5 mazgų. Vėjas ir oras blogėja, kyla daug purslų, kurie virsta ledu. 19:30 val. Prieš kapitonui pradedant savo budėjimą nuo 20:00 iki 02:00 jis pasikalba su Dinu Griblu, įgulos nariu, kuris tuo metu budi. Jie aptarė blogėjančias oro sąlygas, ant laivo ir krabų gaudyklių besikaupiantį ledą bei 2 laipsnių pasvirimą į dešinį bortą. Jie svarsto sumažinti greitį ir pakeisti kursą, kad sumažintų šalančių purslų kiekį, kuris sukelia apledėjimą. Dinas klausė, ar jis turėtų pažadinti įgulą ir nukapoti ledą nuo gaudyklių, tačiau Kobinas nusprendžia išlaikyti kursą ir greitį bei nepažadinti įgulos. Jis mano, kad oras per daug audringas, kad įgula galėtų būti denyje kapodama ledą esant 70 mazgų vėjui. Ir kad jie gali palaukti, kol laivas bus apsaugotose vandenyse. Scandies Rose yra maždaug už 11 mylių nuo vietų, kurios gali suteikti šiokią tokią apsaugą nuo vėjo prie Satviko salos. Kapitonas Kobinas liepia inžinieriui Artui perpilti kurą į kairiuosius bakus.
Kad ištaisytų pasvirimą į dešinę prieš palikdamas tiltą, Dinas pro skaidrius tilto langus pastebi, kad dešinėje esančios gaudyklių krūvos ir tinklai padengti 2 coliais ledo, dėl ko Scandies Rose yra šiek tiek sunkesnė dešinėje pusėje, todėl ir yra 2 laipsnių pasvirimas. 20 valandų 12 minučių kapitonas Kobinas paskambina kapitonui Danui Matsonui, pagrindiniam Scandies Rose žvejybos kompanijos akcininkui ir taip pat laivo Amatuli kapitonui, kuris išplaukė anksčiau už juos. Scandies Rose yra maždaug 8 mylių šiaurės rytus nuo Satviko salos. Amatuli yra 6 mylios į šiaurės rytus nuo Ulaktos kyšulio, kuris yra maždaug 360 mylių į pietvakarius nuo Scandies Rose buvimo vietos. Ruoždamiesi įplaukti į Dutch Harborą, 2 kapitonai aptarė orą ir dabartinę Scandies Rose būklę, nepriimdami jokių galutinių sprendimų. Kobinas paskambina kolegai kapitonui, esančiam komercinėme žvejybos laive Pacific Sounder. Jis jam pasako, kad laivas stipriai apledėjęs ir kad dabar juos labai neramina stiprus pasvirimas į dešinę pusę. Įgula pakrovė Scandies Rose pagal laive esančias stabilumo instrukcijas, tačiau šios instrukcijos nėra patikimos. Tuo metu galiojusios gairės, kaip apskaičiuoti apledėjimo poveikį žvejybos laivo stabilumui. Jos neatsižvelgia į tai, kaip ledas iš tikrųjų kaupėsi ant viduje ir aplink krabų gaudyklių krūvas. Kapitonas Kobinas sako, kad nesijaučia saugiai leisdamas savo įgulai laužyti ledą atviroje denio dalyje dėl audringo oro. Todėl jis bandys pasiekti užuovėją nuo vėjo. Į pietvakarius nuo Satviko salos 21:45 Scandies Rose yra 25 mylios į pietus nuo Satviko. Kapitonas Kobinas sumažina greitį iki 6 mazgų ir pasuka Scandies Rose 50 laipsnių į dešinę į šiaurės vakarų kursą ir leidžiasi į užuovėją prie pietinės Satviko įlankos. Jis vėl paskambina Pacific Sound kaip kapitonas ir panikos apimtų tonų pasako, kad pasvirimas dar labiau pablogėjo. Apačioje denyje Jonas Lawleris ir Dainas Gridlas, 2 denio darbininkai, staiga pažadinami, kai netikėtai nusirita į dešinę savo 2-aukštės lovos pusę. Scandies Rose smarkiai pasvyra daugiau nei 20 laipsnių į dešinę ir nebegrįžta į vertikalią padėtį. Pajutęs, kad kažkas negerai, Jonas iššoka iš lovos ir skuba į tiltelį, šaukdamas, kas vyksta. Kapitonas Kobinas atsako, nežinau, manau mes skęstame. Jis panikuodamas bando paskelbti Mayday signalą, bet tiltelėje nesigirdi jokių aliarmų. Ta Jonas šaukia savo kambario draugui Dinui, kad laivas skęsta. Dinas skuba į tiltelį ir ištraukia gelbėjimosi kostiumus iš spintelės. Per kelias minutės dar 3 įgulos nariai susirenka tiltelyje, bet ne inžinierius. Kai Scandies Rose stipriai pasvyra į dešinį bortą, jie sunkiai bando apsivilkti avarinius kostiumus. Jonui iki pusės apsivilkus avarinį kostiumą, jis išeina iš tiltelio pro kairiojo borto duris. Deinas taip pat sunkiai bando apsivilkti savo išgyvenimo kostiumą. Kėdė, kurią jis naudoja atsiremti, neatlaiko ir jis nukrenta ant grindų. Jis ropoja pro kairiojo borto duris, kur Jonas jam padeda apsivilkti kostiumą. 21:55 Kobinas pagaliau per radiją perduoda Mayday signalą. Kobinas spėja perduoti laivo buvimo vietą prieš laivui staiga pasvyruojant. Jis pargriūva ant denio ir nuslysta iki pat tiltelio dešiniojo borto sienos. 21:55 Kodiako pakrantės apsaugos tarnyba priima Mayday signalą. Kai jie atsako, iš Scandies Rose negauna jokio atsakymo. Pakrantės apsauga nedelsdama praneša 17-osios pakrantės apsaugos apygardos vadovavimo centrui Džūno mieste apie nelaimėje atsidūrusį laivą, nurodydama laivo pavadinimą ir buvimo vietą. 17-oji OI apygarda perduoda informaciją pakrantės apsaugos sektoriui. Ankoridže 22:08 Ankoridžio pakrantės apsaugos vadovavimo centras įsako Kodiako oro stočiai pakelti MH-60 Jayhawk gelbėjimo sraigtasparnį. Po kelių bandymų susisiekti radio ryšiu su Scandies Rose, kurie lieka be atsako, pakrantės apsauga paskelbė skubų pranešimą, prašydama visų laivų rajone būti itin budriems ir apie visus pastebėjimus pranešti pakrantės apsaugai. Jie taip pat susisiekia su žvejybiniu laivu Rough and Ready, kuris yra inkaruotas maždaug už 25 mylių į vakarus nuo paskutinės žinomos Scandies Rose buvimo vietos. Dėl oro sąlygų Rough and Ready negali padėti už tiltelio kairiojo borto durų, Jonas ir Dinas šaukia kitiems lipti į denį. Greitai. Scandies Rose dar labiau pasvyra į dešinį bortą, kol pasiekia apie 45 laipsnius ir dingsta elektra.
Jie girdi, kaip kiti įgulos nariai šaukiasi pagalbos, bandydami išlipti. Džonas ir Dinas ieško virvės, kurią galėtų mesti įgulai įstrigusiai tiltelio viduje. Bet visos virvės yra užšalusios, kietos kaip akmuo. Davidas Konanas, kapitono sūnus, pasiekia kairiojo borto duris, apsivelka gelbėjimosi kostiumą ir sustoja palaukti tėvo, kuris sunkiai braunasi link išėjimo. Tada Scandys Rose pasvyra ir pradeda skęsti. Džonas ir Dinas stengiasi išsilaikyti ant aukštesnės pusės, bet banga juos nuplauna nuo tvirtusio laivo į ledinį vandenį. Dinas atsisuka į laivą ir pamato, kad laivo priekis stovi tiesiai iškilęs iš vandens. Tada jis pranyksta, kartu nusineždamas likusią įgulą. Kai jis pranyksta po lediniu vandens paviršiumi, Džonas ir Dinas atskiriami 9 metrų bangų ir 45 mazgų vėjo, kai Scandys Rose skęsta. Gelbėjimosi plaustai pritvirtinti prie vairinės stogo automatiškai atleidžiami 4 metrų gylyje. Gelbėjimosi plaustai prie laivo pritvirtinti 30 metrų virve. Ši virvė vadinama painteriu. Kai painteris išsitempia iki viso ilgio, jis suaktyvina gelbėjimosi plausto suslėgto anglies dioksido balionus, kurios automatiškai pripučia plaustą. Epirb atsiskiria tokiame pačiame gylyje kaip ir plaustai, o Dainas pamato vieno gelbėjimosi plausto šviesą maždaug už 15 metrų. Plūduriuodamas su savo išgyvenimo kostiumu, jis pasinaudoja banga, kad pasiektų gelbėjimosi plaustą, įlipa į jį ir pradeda šaukti kitus. Džonas išgirsta Diną, nuplaukia link jo balso ir po 20 minučių, kai buvo išsiskyrę, jie vėl susitinka. Audringoje jūroje gelbėjimosi plaustas užliejamas, nors jame yra daugiau nei metras vandens. Jis plūduriuoja, o vanduo iš tikrųjų padeda jam išlikti stabiliam audringoje jūroje. Dinas ir Džonas yra panardinti į ledinį vandenį, tačiau jų kostiumai sulaiko kūno šilumą, todėl jie gali ištverti žiauriai šaltas sąlygas. Po 10 minučių plausto šviesa tamsoje užgęsta. Jie pamato antrojo gelbėjimosi plausto šviesą. Jiems kyla pagunda plaukti link jos, tačiau jau dabar kovoja dėl išgyvenimo šlapiame, šaltame ir siūbuojančiame gelbėjimosi plauste. Taigi, įvertinę situaciją, jie nusprendžia nerizikuoti. Po kurio laiko jie suranda avarinį išgyvenimo rinkinį, tvirtai pririštą prie plausto durų, naudodamiesi gremėzdiškomis išgyvenimo kostiumo pirštinėmis. Jie sunkiai atidaro išgyvenimo rinkinį. Tada išgirsta viršuje danguje ratus sukantys sraigtasparniai. Todėl jie greitai paleidžia signalinės raketas iš išgyvenimo rinkinio, bandydami atkreipti jo dėmesį. Išnaudoja visas signalinės raketas, jie vis tiek nemato jokio gelbėjimo laivo ar orlaivio. Tai tik vėjas juos apgaudinėja Kodiako oro bazėje. Gelbėjimo operacijos planavimą apsunkina atoki vieta ir sudėtingos oro sąlygos, dėl kurių vėluoja Jayhawk gelbėjimo sraigtasparnio pakilimas. Reikia papildomo skrydžio planavimo, o įgula papildo sraigtasparnį papildomais degalais, kad padidintų jo nuotolį ir paieškos laiką. 23:30 valandų. Praėjus daugiau nei 90 minučių po pagalbos skambučio gavimo, gelbėjimo sraigtasparnis pagaliau pakyla iš Kodiako oro stoties ir pradeda paieškos bei gelbėjimo operaciją. Praėjus kelioms minutėms, 17 rajono valdymo centras nukreipia pakrančio apsaugos laivą Melon iš patruliavimo netoli Dutch Harbor į paskutinę žinomą Scandys Rose buvimo vietą. Melon numatomas atvykimo laikas po daugiau nei 16 valandų. Iš Elmonton Richardson oro bazės Anchorage pakeliamas C-130 orlaivis, kuris padės paieškoje ir veiks kaip ryšio perdavimo platforma. Dėl ekstremalių oro sąlygų pakrančio apsaugos sraigtasparnių pilotai turi skristi žemiau debesų, esant 91 metro debesų apatiniai ribai ir mažesniam nei pusės mylios matomumui. Vėjai šėlstantys aplink salas sukelia stiprią turbulenciją ir leidžiamasias oro sroves, kurie tokie stiprus, kad abu pilotai vos išlaiko sraigtasparnį lygų. 0,2 valandos po 2,5 valandos skrydžio įveikę 170 mylių atstumą, MH-60 Jayhawk sraigtasparnis pasiekia Mayday koordinates. Bangos siekia nuo 6 iki 9 metrų aukščio. Vėjo greitis nuo 35 iki 50 mazgų. Stipriai lyja ir sninga. Scandys Rose įpurb veikimo trukmė yra 48 valandas. Tačiau pakrančio apsauga negavo jokio signalo, todėl negali jo nustatyti. Gelbėjimo sraigtasparnis pradeda paieškos schemą, ieškodamas laivo, išgyvenusiųjų arba nuolaužų lauko. Jie aptinka gelbėjimosi plaustą ir nuleidžia gelbėtoją plaukiką apžiūrėto, tačiau randa jį tuščią.
Praėjus 4 valandoms po to, kai įlipo į gelbėjimosi plaustą, Džonas ir Dynas išgirsta variklio garsą ir pamato, ką jų manimu yra laivo stiebo žiburys. Kai nebelieka signalinių raketų. Jie peržiūri plausto įrangos krepšį ir randa žibintuvėlį, kuriuo bando duoti signalą laivui. Vienas iš laivo pilotų, dėvintis naktinio matymo akinius, pastebi tolumoje šviečiantį žibintuvėlį. Tuo metu, kai gelbėtojai plaukikai 0208 valandą yra keliami atgal į sraigtasparnį. 2020 m. sausio 1 d. pakrančio apsaugos gelbėjimo sraigtasparnis suranda 2 įgulos narius antrajame gelbėjimosi plauste. Gelbėtojai plaukikai vėl nuleidžiami prie gelbėjimosi plausto ir padeda abiem įgulos nariams, kol jie yra pakeliami į sraigtasparnį. Patekę į sraigtasparnį, 2 išgyvenusieji pasako pilotams, kad nematė, jog kiti įgulos nariai būtų pabėgę iš laivo prieš jam nuskęstant. Dabar, turėdamas mažai degalų, gelbėjimo sraigtasparnis nustato kursą į savo bazę Kodiake. C-130 lieka įvykio vietoje, kad tęstų jūrinių pranešimų transliaciją. MH-60J Hoikas per C-130 praneša pakrantės apsaugos vadavietei išgyvenusiųjų koordinates. Pakrantės apsauga sudaro paieškos schemą ir perduoda koordinates kitam sraigtasparniui. Tačiau perduota vietos informacija yra neteisinga. Pakeliui į Kodiaką pilotas išjungia pagalbinį jėgos agregatą, kad taupytų kurą, o tai išjungia šildymą. Išgyvenusieji ir įgula turi ištverti skrydį stingdančiai šaltame skyriui. 0324 valandą antrasis MH-60 pakyla iš Kodiako oro stoties, kad tęstų papildomų išgyvenusiųjų paiešką. 0340 praėjus 6 valandoms po Mayday signalo, pirmasis MH-60 su 2 išgyvenusiaisiais nusileidžia Kodiako oro stotyje. Kurdinas ir Džonas yra perkeliami į laukiančią greitąją pagalbą ir nuvežami į vietos ligoninę gydyti nuo hipotermijos. 0534 antrasis sraigtasparnis atvyksta į vietą ir seka paieškos maršrutą sudarytą pagal neteisingas koordinates. Perduotos koordinatės yra 78 mylios į šiaurę nuo Mayday signalo vietos. 0640 sraigtasparnis palieka vietą ir grįžta į bazę. Tik tada paieškos ir gelbėjimo vadovybė supranta klaidą. Visos vėlesnės paieškos vykdomos teisingoje ir atnaujintoje paieškos zonoje, remiantis Mayday skambučio koordinatėmis ir atnaujintomis gelbėjimosi plausto koordinatėmis gautomis sausio 1 dieną. Pakrančio apsaugos MH-60 sraigtasparniai toliau ieško šioje teritorijoje. Pirmąjį C-130 orlaivį pakeičia kitas C-130 iš Ankoridžo pakrančių apsaugos kateris. Melonas atvyksta į vietą iš Didge Harboro 16:15, kad padėtų paieškos operacijoje. Tačiau prieš saulėlydį 17:01 Melono kapitonas pasitraukė iš paieškos. Dėl tvirtos ledo dangos susikaupusios ant denio kelionės metu 18:08 praėjus 20 valandų po Mayday signalo gavimo ir po 16 valandų paieškos, pakrančio apsauga nutraukė paieškos ir gelbėjimo operacijas. 2 išgyvenusieji buvo paguldyti į Providence Kodiak Island Medical Center, kuriems buvo suteikta pagalba dėl hipotermijos ir sušalimo, o tą pačią dieną jie buvo išleisti. Kapitonas ir likę 4 įgulos nariai nebuvo išgelbėti. Pakrančių apsauga paieškai prie Satvik salos panaudojo 3 MH-60 sraigtasparnius, 2 C-130 lėktuvus ir patrulinį laivą, išnaršydama 1400 kvadratinių mylių vandenyno plotą. Scandis Rose savininkai pasamdė jūrų gelbėjimo įmonę ir hidrografinio tyrimo įmonę, kad surastų ir dokumentuotų nuolaužą. 2020 m. vasario 9 d. motorlaivis Endurance, priklausantis ir valdomas Paradigm Marine, išplaukė iš Kodiako uosto. Endurance naudojo pozicijos duomenis, kuriuos pateikė Aliaskos jūrų prevencijos ir reagavimo tinklas. Pakrančių apsauga ir Scandis Rose savininkai susiaurino paieškos plotą. Vasario 10-osios rytą Endurance atvyko į paskutinę žinomą Scandis Rose buvimo vietą ir rado dizelinio kuro dėmę, besitęsiančią daugiau nei 4 mylios vandens paviršiuje. Naudodami sonarą, jie aptiko Scandis Rose maždaug 49 metrų gylyje, maždaug už 335 metrų nuo Mayday pozicijos. Laivas gulėjo ant dešiniojo borto rytų vakarų kryptimi, o laiva priekis buvo nukreiptas į rytus nuo dešiniojo borto pusės. Šalia buvo nuolaužų laukas. Maždaug 29 metrų ilgio ir 13 metrų pločio jūros dugne prie laivo pritvirtinti žvejybos plūdurai iškilo beveik iki 12 metrų žemiau vandens paviršiaus.
Vasario 11 ir 13 dienomis jie atliko ROV vaizdo apžiūras, dirbdami pagal žiemos oro sąlygas ir potvinius. ROV užfiksavo Scandies Rose nuolaužas ir nuolaužų lauką. Jie aptiko tuščią E-Perb laikiklį kairiajame borte už tiltelio durų. Keletas laivo išorinių durų atrodo buvo pažeistos dėl smūgio į jūros dugną. Vaizdo įraše, kuriame matyti laivo dugnas, kairysis bortas ir laivagalis, korpusas buvo nepažeistas. Apžvalgos ataskaitoje nurodyta, kad ant tiltelio buvo pastebėti 2 oranžiniai gelbėjimosi kostiumai, kuriuose atrodo buvo žmonių palaikai, tačiau jie nebuvo paimti. Daugiau gelbėjimosi kostiumų nebuvo pastebėta. Vasario 13 dieną po paskutinio ROV panėrimo Endurance grįžo į Kodiaką blogėjant orams. Scandies Rose taip ir nebuvo iškelta, tačiau po kelių metų kai kurie plūdurai buvo išmesti į krantą ir grąžinti kapitono Covento šeimai.